16 mėnulio diena su simboliu laiptai į dangų arba drugelis. Tai yra pilnaties diena. 16 mėnulio diena yra pati pagrindinė jo mėnesyje, ta prasme, kad mėnulis šviečia visų ryškumu, mes esam kupini mėnulio energijos, mes esam ant tiek pripildyti tos mėnulio energijos, kad mes sunkiai sugebam ją valdyti. Ir tai yra laikas, kada reikėtų itin pasistengti, neleisti emocijoms mūsų užvaldyti, o tapti savo emocijų šeimininkais. Tai labai sunku, tai labai sudėtinga, bet to labai reikia siekti visada. Ir tai yra ta diena, kada į tai reiktų atkreipti ypatingą dėmesį, nes ši diena iš tikrųjų yra ne tik, kad labai svarbi mėnulio diena, ta prasme, kad mėnulis pilnas ir apšviečia mums visas mūsų paslėptas vietas, bet jinai yra šventa diena. Šventa ta prasme, kad senovėje 16 mėnulio dieną buvo šventinami kunigai, šventikai. Taip pat tai yra tobula diena santuokoms bažnyčioje ir tai yra labai gera diena krikštynoms, krikštyti savo vaikus. Taip pat labai gerai yra, jeigu jūs nusprendę esate įsivaikinti kažką, tai yra tiesiog ta diena skirta tai ceremonijai, kada mes ar tai pažymime, ar tai kažkaip dokumentais patvirtiname būtent tą įsivaikinimo procesą. Tai yra labai šventa, labai tauri diena, kada negalima daryti jokių neteisingų dalykų. Reiktų iš tikrųjų suprasti, kad pilnatis, jeigu kažką apšvies ir apšvies tai, kas mums labiausiai nepatinka, reiškia, mes kažkur prisėjom labai neteisingų sėklų. Tai yra tokia diena, kada iš tikrųjų reikia leisti savo atsipalaiduoti, reikia leisti savo džiaugtis gyvenimu, vertinti viską, ką mes turim iš tikrųjų, apžvelgti viską, kur mes judame. Ir tai iš tikrųjų yra gera diena priimti sprendimams, jeigu jie yra gerai jau apsvarstyti. Tai yra sprendimų priėmimo diena, irgi tinkama diena išeiti iš darbo, nes tuoj pat mažės mėnulis, iš tikrųjų gal net ne per 16 dieną, bet sekančią dieną jau, kada jisai pradės judėti link mažėjimo fazės. Tai yra laikas uždarinėti tas duris, kur mes matom, kad mums ten nereikia, mes ten švaistom savo energiją. Ir tai yra toks užbaigimo laikas irgi. Sprendimų priėmimas, apžvelgimas, pamatymas, suvokimas, visko, kas vyksta mūsų gyvenime. Skaitant dienos šventumą, meilės ir santykių srityje, tai yra laikas, kada labai tinka ir meilė, ir romantikai, bet greičiausiai šią dieną arba norėsis, arba rekomenduojama praleisti tiesiog nuošaliau kažkur netriukšmingose garsiose vietose, o tiesiog paskirti tą laiką dviese. Tai yra tokia rami diena, susikaupimo diena. Sveikatoj per pilnatį yra itin jautri kraujo sistema. Dėl to, jeigu žinot, kad yra kraujo susirgimų, per pilnatį gali paaštrėti kažkokie simptomai. Ir jeigu jie paaštrės, atitinkamai mėnulis jums sako, kad jo reikėtų ar papildomai užsiimti kažkokią profilaktiką, papildomų gydymų ir atkreipti į tai dėmesį. Verslo reikaluose ir finansiniuose reikaluose tik tais tokie užbaigiamieji darbai, kurie jau buvo auginami iki pilnaties, iki 16 dienos ir kurie jau yra aiškus, nenauji. Naujiems pradėjimams nėra itin toks geriausias laikas. Tai yra pamatymo laikas, įvertinimo pamatymo. Tai štai tokia yra stebuklingai šventa 16 mėnulio diena su simboliu laiptai į dangų ir drugelis. Nes drugelis iš tikrųjų tai yra tas kirminas, toksai lerva, kuri pavirsta labai gražiu su sparnais skraidančių padarėlių ir kyla į dangų. Mes keičiamės, mes išskleidžiam sparnus ir mes kažkuo pavirstame per pilnatį, per 16 mėnulio dieną. Dėl to aš jums linkiu šią dieną ramybės,
aš linkiu jums daryti gerus darbus ir pamatyti, ką reikia taisyti savo gyvenime. Ačiū, kad žiūrėt.